Mes gyvename technologijų amžiuje. Dirbtinis intelektas, kosminės misijos, pažangiausios laboratorijos. Tačiau yra viena problema. Nepaisant viso šio progreso, egzistuoja technologijos, kurių mes iki šiol negalime atkurti. Jos buvo sukurtos be elektros, be kompiuterių, be modernios inžinerijos. Šiandien pažvelgsime į 5 senovės išradimus, kurių technologijų mokslininkai iki šiol negali tiksliai atkurti. Numeris 1. Antikiteros mechanizmas. 1901 metais narai prie Graikijos Antikiteros salos aptiko nuskendusį senovinį laivą. Tarp radinių buvo korozijos pažeistas bronzinis objektas, kuris iš pradžių atrodė kaip paprastas metalo gabalas. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad tai vienas sudėtingiausių senovės įrenginių. Sukurtas apie 100 metų prieš Kristų, jis turėjo daugiau nei 30 krumpliaračių ir veikė kaip itin preciziška mechaninė sistema. Šis mechanizmas galėjo prognozuoti Saulės ir Mėnulio užtemimus, sekti planetų judėjimą ir neatrodyti laiką pagal skirtingus kalendorius. Jame net buvo ciferblatas, skirtas olimpinių žaidynių ciklui sekti. Iš esmės, tai buvo pirmasis analoginis kompiuteris. Dar įspūdingiau tai, kad ant jo paviršius buvo išraižytos smulkios instrukcijos, paaiškinančios, kaip veikia skirtingi mechanizmo ciferblatai. Manoma, kad jo kūrimas galėjo būti susijęs su Archimedo mokykla. Nors šiandien mokslininkai gali sukurti šio mechanizmo rekonstrukcijas, iki šiol nėra aišku, kaip šis įrenginys iš tikrųjų buvo pagamintas. Žmonijai tokį technologinį lygį pavyko pasiekti tik po maždaug 1500 metų, bet tai kelia vieną klausimą. Kiek pažangių technologijų buvo sukurta ir vėliau pamiršta? Numeris 2. Graikijos ugnis. 7 amžiuje Bizantijos imperija turėjo ginklą, kuris buvo praktiškai neįveikiamas. Tai buvo degi medžiaga, galėjusi degti net ant vandens paviršiaus. Bandant ją užgesinti vandeniu, liepsna tik dar labiau plisdavo ir tapdavo dar pavojingesnė. Jūrų mūšiuose ugnis būdavo šaudoma iš bronzinių vamzdžių, veikiančių panašiai kaip liepsnosvaidžiai. Ji įsiverždavo su didžiuliu trenksmu ir dūmų debesimis. Amžininkai tai vadino drakono riaumojimu. Vien šio garso pakakdavo panikai sukelti, dar prieš liepsnoms pasiekiant laivus. Priešų laivai užsiliepsnodavo akimirksniu, o įgulos neturėjo jokio efektyvaus būdo ją sustabdyti. Kai kuriais atvejais liepsna net prilipdavo prie paviršių ir degdavo tol, kol visiškai sunaikindavo taikinį. Šios technologijos formulė buvo saugoma kaip paslaptis, todėl ją žinojo tik keli žmonės. Manoma, kad tikroji jos paslaptis slypėjo ne tik ingredientuose, bet ir pačiose sistemose, katiluose, pompose ir slėgio mechanizmuose. Nepaisant šiuolaikinės chemijos pažangos, originalios formulės atkurti nepavyko. Tai vienas iš nedaugelio atvejų istorijoje, kai technologija buvo tokia pažangi, kad ji tiesiog išnyko. Numeris 3. Romėnų betonas. Kai kurie Romos imperijos statiniai stovi jau daugiau nei 2000 metų. Uostai, tiltai ir pastatai išliko nepaisant ekstremalių sąlygų ir nuolatinio jūros poveikio. Ir visa tai dėl jų naudojimo betono. Romėnai sukūrė unikalią betono formulę, kurioje buvo naudojamos kalkės, vanduo ir specifiniai vulkaniniai pelenai iš Pozuolio regiono. Ši medžiaga buvo ne tik itin tvirta, laikui bėgant ji dar labiau stiprėjo ir tapo atsparesnė aplinkos poveikiui. Įdomiausia, kad šis betonas gali gyti. Mokslininkai nustatė, jog romėnai naudoja vadinamąją karštojo maišymo techniką, į betoną įtirpdami kalkių gabalėlius. Kai atsiranda įtrūkimas ir į jį patenka vanduo, šie gabalėliai ištirpsta ir vėl sukietėja, užpildydami plyšį iš vidaus. Skirtingai nei šiuolaikinis gelžbetonis, romėnai nenaudoja armatūros, todėl jų statiniai neturi rūdijančio metalo silpnybės. Geriausias pavyzdys – Panteono kupolas Romoje. Tai didžiausias pasaulyje nearmuoto betono skliautas, stovintis jau beveik 2000 metų. Tuo tarpu, šiuolaikinis betonas dažnai pradeda skilti po kelių dešimtmečių. Nors mokslininkai bando atkurti romėnų formulę, pilnai pakartoti jos ilgaamžiškumo vis dar nepavyksta. Tačiau prieš tęsdami, kviečiu aplankyti technaujienos.lt portalą, kuriame kasdien rasite patikrintas technologijų ir mokslo naujienas iš Lietuvos ir viso pasaulio. Nuoroda aprašyme. Numeris 4. Damasko plienas. Viduramžiais Damasko plienas buvo laikomas legendiniu. Iš jo pagaminti kardai buvo ne tik aštrus, bet ir neįtikėtinai tvirti. Jie galėjo lankstytis nesulūždami ir išlaikyti aštrumą net po intensyvaus naudojimo. Pasakojama, kad jų ašmenys buvo tokie aštrus, jog galėjo perpjauti net krentantį plauką.
Šį išskirtinumą lėmė unikali metalo struktūra, sukurianti būdingą bangų raštą ant paviršiaus. Ilgą laiką šio plieno gamybos metodas buvo laikomas paslaptyje, o vėliau jis buvo visiškai prarastas. Tik modernūs tyrimai parodė, kad šiame pliene gali būti anglies nanostruktūrų, suteikiančių jam išskirtinės savybės. Tai reiškia, kad senovės kalviai galėjo naudoti principus, kuriuos mes pradėjome suprasti tik šiuolaikinėje nanotechnologijos eroje. Dar vienas svarbus faktas – žaliava, vadinama VOTS, atkeliavo iš Indijos ir Šri Lankos, ir būtent jos sudėtis buvo viena pagrindinių šio metalo paslapčių. Kai šios žaliavos šaltiniai išseko, kartu išnyko ir galimybė kurti legendinius kardus. Kai kurie išlikę kardai iki šiol demonstruoja savybės, kurias sunku pilnai paaiškinti net šiuolaikiniam mokslui. Nepaisant šiuolaikinės metalurgijos pažangos, tiksliai atkurti originalų Damasko plieną vis dar yra sudėtinga. Numeris 5. Likurgo taurė. Romos imperijos laikais buvo sukurtas objektas, kuris atrodo neįmanomas net šiandien. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip paprastas stiklinis indas, tačiau patekus šviesai jis keičia spalvą. Iš žalios tampa ryškiai raudona. Šis efektas atsiranda dėl itin sudėtingos stiklo struktūros. Tyrimai parodė, kad jo sudėtyje yra mikroskopinės aukso ir sidabro dalelės, vos apie 70 nanometrų dydžio. Jei ši struktūra būtų šiek tiek kitokia, spalvų efektas paprasčiausiai neveiktų. Tokiam tikslumui reikalinga dalelių kontrolė nanoskopiniu lygiu. Technologija, kurią mes pradėjome valdyti tik visai neseniai. Dar įdomiau tai, kad indas gali reaguoti į skystį viduje, subtiliai keisdamas spalvą. Kai kurie mokslininkai mano, kad tai galėjo veikti kaip primityvus jutiklis reaguojantis į skysčio sudėtį. Tai reiškia, kad senovės meistrai patys to nesuvokdami naudojo principus, kuriuos šiandien priskiriame nanotechnologijoms. Problema ta, kad mes dar tiksliai nežinome, kaip jiems pavyko pasiekti tokį tikslumą. Šiuolaikiniai mokslininkai gali paaiškinti, kodėl jis taip veikia, tačiau tiksliai atkurti identišką struktūrą yra itin sudėtinga. Tai vienas aiškiausių pavyzdžių, kai senovės technologija ne tik pranoko savo laikmetį, bet ir iki šiol lieka ne visiškai suprasta. Mes dažnai galvojame, kad technologijos nuolat tobulėja, tačiau kai kurie išradimai, sukurti prieš tūkstančius metų, iki šiol lieka paslaptimi. Nuo pirmojo mechaninio kompiuterio iki medžiagų ir statinių, kurių negalime pilnai atkurti net šiandien. Tai priminimas, kad dalis žmonijos žinių buvo tiesiog prarasta. Jeigu jums patinka tokios technologijų ir mokslo istorijos, paspauskite patinka ir prenumeruokite technaujienos.lt kanalą. Parašykite komentaruose, kuri iš šių senovės technologijų jums pasirodė labiausiai neįtikėtina. O jeigu norite pamatyti, kaip atsitiktinės klaidos tapo technologijomis, kurios pakeitė pasaulį, kviečiu peržiūrėti mūsų video. 5 technologijos, kurios atsirado netyčia. Ačiū ir iki.